Labą dieną. Šioje pamokoje atliksim pirmą užduotį. Puslapio parametrų nustatymas. Puslapio parametrus galima nustatyti keliais būdais. Vienas iš būdų pereiti page layout ir pasirinkti page setup, arba kitas būdas dvigubai paspausti pilkoje liniuotės juostoje su kairiu pelės klavišu. Bei tada net nustatom, pavyzdžiui, tarpą iš viršaus top 2, tarpą iš apačios 2, iš kairės 3 paliekam ir iš dešinės, tarkim, 1,5. Taip pat čia galim nustatyti puslapį išdėstymą gulsčiai arba statmenai. Paliekam statmeną išdėstymą bei pasirinkam mygtuką OK. Antra užduotis – klaidų tikrinimas. Jei jūs turit tam tikrą tekstą, pavyzdžiui, nukopijuosim iš šito failo tekstą, Ctrl+C, Ctrl+V ir atliksim klaidų tikrinimą. Tam pažymim visą tekstą, paspaudžiam Ctrl+A, pasirinkam Lithuania arba English čia gali būti, taip jis vadinamas dar English skirelis, kalbos skirelis. Paspaudžiam šį mygtuką ir pasirinkam reikalingą mums kalbą. Atkreipkite dėmesį, kad varnelė ties punktu Do not check spelling or grammar neturi būti. Tai reiškia, jeigu būtų čia varnelė, net jeigu jūsų kompiuterė būtų įdiegta lietuvių kalbos tikrintuvas, vis tiek netikrinta. Šiuo atveju lietuvių kalbos tikrintuvas nėra įdiegtas, kadangi nėra varnelės su raidėm ABC kaip anglų kalba. Bet mes vis tiek nustatom lietuvių kalbą ir paspaudžiam OK. Sekanti užduotis. Trečias skyrelis, trečias punktas. Šrifto formatavimas. Šrifto formatavimui naudosim meniu punktą Home ir įrankių bloke Font pasirinksim šią rodiklę. Mes galime šriftą perbraukti. Atkreipkite dėmesį, kad fontą iškviesti galim paspausti trumpą klavišą kombinaciją Ctrl+D. Galim dvigubai perbraukti, taip pat čia matot. Galime padaryti, uždėti laipsnį tekstą, pakelti laipsnių, galima nuleisti, apatiniam indekse rašyti tekstą, Ctrl+Z aš atšaukiau visus veiksmus kol kas, toliau. Taip pat galima padaryti, kad visos raidės būtų didžiosios, pavyzdžiui, pirmą sakinį pažymėsim, padarysim, kad visos raidės būtų didžiosios, visos didžiosios. Antrą eilutę padarysim, kad visos raidės būtų didžiosios, mažosios raidės. Tai yra, šiuo atveju nepakeitė taip, kaip reikia. Dar pabandom. Small caps turi būti didžiosios, mažosios, va. Small caps. Atkreipkite dėmesį, pirma tarsi didžioji, o toliau eina didžiosios, bet mažosios raidės. Tekstą galima išplėsti, suspausti. Tekstų išplėtimui vėl Ctrl+D spaudžiam. Išplėsti Advanced, vietoj Normal Expanded ir galim dar padidinti rodiklį į viršų, spaudžiam tarp raidžių. O šitą žodį mes Ctrl+D padarysim suspaustą. Spaudžiam rodiklis į apačią. Ctrl+Z, gal šiek tiek per daug suspaudėm. Bandom suspausti šiek tiek mažiau. Gerai, 1,1. Toliau. Šriftų. Šioje vietoje jūs pasirinkat reikalingą šriftą ir parašot tą tekstą to šrifto pasirinktų šriftų. Ketvirtas skyrius. Teksto rėmelių kūrimas. Tekstų rėmelių kūrimui naudojam punktą
insert, pasirinkam shape skyrelį ir išsirinkam text box lauką, paspaudžiam ir atleidžiam kairį klavišą, tuomet prieinam prie to taško, nuo kurio norim piešti teksto rėmelį, paspaudžiam kairį klavišą ir nupiešiam teksto rėmelį, atleidžiam. Pakartojam insert, shape, text box ir nupiešiam antrą teksto rėmelį. Teksto rėmelio formatavimas. Teksto rėmelio formatavimui naudojamas meniu punktas format ir, tarkime, mes norim pakeisti rėmelio storį. Shape outline white. Pasikeičiam. Tarkime, norim pakeisti stilių. Pakeičiam punktį. Tarkim, norim pakeisti tokį stilių, kurio čia nėra. Tuomet pasiemam more line dašas punktą arba white punktą. Nesvarbu. Ir čia pasirinkam, pavyzdžiui, compose type ir, pavyzdžiui, dvigubą liniją. Čia pasirinkam tokią, pavyzdžiui. Atsiprašau, gal šitą. Ir close. Rėmelio fonui pakeisti naudojam vėlgi shape outline ir pakeičiam foną rėmelio. Rėmelio fonas viduj keičiamas naudojam shape fill, pakeitėm. Galima taip pat pakeisti standartiniais stiliais siūlomais kompiuteriu. Tai tiek apie teksto. Dar ką noriu pasakyti. Norint rašyti tekstą numeris 1, norint rašyti tekstą statmenai, reikia pasirinkti text directions, format meniu punktų text direction ir pasikeičiam teksto kryptį, jeigu yra toks poreikis. Penktas punktas. Meninio teksto kūrimas. Pastatom žymeklį kitur. Meninio teksto kūrimas. Spaudžiam insert, pasirinkam skyrelį text ir įrankį word art ir pasirinkam reikalingą mums meninį tekstą. Stilių parašom, pavyzdžiui, tekstas numeris 1. Meninio teksto uždėkim teksto efektus. Text effects skyrelį, panagrinėkim skyrelį transform. Pasirinkam, pavyzdžiui, šitokį ištiestimą. Gerai. Norint šį tekstą perkelti meninį teksto rėmelį, reikia prieiti prie rėmelio krašto, kad atsirastų dvigubą rodiklį, tai arba šitoj. Atkreipkite dėmesį, kad jeigu jūs atsitosite ties trikampio ar kvadrato, atsiras rodiklės dvigubos, o ne keturgulis. Ir perkeliam reikalingą vietą su kairiu klavišu. Norint pakeisti šiek tiek jo išdėstymą, galim prieiti prie spalvoto rombo ir keičiam padėtį. Norint praplėsti rėmelio plotį, prieinam prie kraštinio kvadrato ir keičiam. Norint keisti ir aukštį ir plotį, reikia prieiti prie kampinio apskritimo. Kai atsiranda dvigubą rodiklę, paspausiu kairiu klavišu ir didinti arba mažinti. Norint pakeisti rėmelio stilių, vėlgi galim pasirinkti reikalingą mums stilių. Rėmelį galim formatuoti tik tuomet, kai jis yra pažymėtas. Jei žymeklis stovi kažkur kitur, format punkto, meniu punkto nebus. Jei vėl pažymėsit, vėl format punktas atsiranda. Rėmelio stilių galime keisti ir čia. Ne? Pažymėti reikėtų mums paveikslėlį. Ką dar? Rėmelio storius, linijos storė. Dabar mes nelabai matom. Matyt, šitam netinka. Gal paimkim kitą spalvą. Reikia pažymėti žodį. Atkreipkite dėmesį, spalva pasikeitė. Keičiasi storis.
aplink tekstą linijos. Na ir kiti efektai. Noriu įdėti dar vieną teksto meninį tekstą, paspaudžiam žymėklį, pastatom reikalingoje vietoje, paspaudžiam Insert Word Art ir vėl renkamės bei nagrinėjam meninio teksto funkcijas. Pavyzdžiui, efektą pasikeičiam į tokį. Galim keisti šitą taško padėtį. Gerai. Ir šitą užduotį jūs atliksit bei išdėsite tokią tvarką. Objektų piešimas. Objektų piešimą atliksime sekančiam pratimui. Dėkui už dėmesį.